Labas, labas, sveikos moteris. Pasikalbam šiandien aštriau, kadangi jau raudonai apsirengiau. Pakalbam taip truputį su pipirais, taip tiesiau, aštriau, aiškiau gal net. Ir šiandien temą turim tokią: 3 dalykai, kodėl tu žinai per daug ir vis dar negyveni savęs. Paanalizuokim šitą temą, nes tai matau vėl ir vėl ir vėl moteryse. Tu pataikiai į tinkamą vietą, jeigu tu esi moteris, kuri daug dirbo su savim, ką aš dažnai girdžiu. Aš tiek skaičiau, tiek dirbau, tiek dariau, visur lankiausi, visokiose moterų ratuose lankausi, kursus klausau ir panašiai. Dar pataikauji žmonėm, taip kaip tau nesinorėtų. Vis dar atidedi savo poreikius vėl ir vėl ir vėl. Ir tada toksai vidinė pagieža, vidinis pyktis kitiems. Ir tada vėl įsijungia tavo ta visa žinia, kuri supranta, kad ne kituose yra kažkas, ar ne? Tada ateina kaltė savo. Šitas video yra visiškai ne apie tai, kad tu kažko nežinai. Jis apie tai, kodėl tavo žinojimas dar netapo tavo gyvenimu tokiu, kokio tu norėtum. Tai paanalizuokim 3 tuos dalykus, kodėl daug žinai, bet dar negyveni savęs. Tai pirmas dalykas yra tai, kad tavo žinojimas liko tavo galvoje. Va šičia tas pirminis žinojimo centras yra tavo protas, tavo galva, ir tu ten primaitinai labai daug informacijos, kuri gal tau tinka ir kuri gal tau nelabai tinka, nes turbūt visi žinom, kokia šita industrija sąmoningumo yra visokia ir prieštaraujanti, labai daug tiesų prieštaraujančių vienos kitoms. Ir tu esi primaitinusi va šitą savo žinojimo centrą labai daug informacijos. Ir tie vidiniai konfliktai, kurie tavyje buvo anksčiau ir kuriuos tu spręsti norėjai, gaudama tą informaciją, jie nepamažėjo, jie neatlaisvėjo, o tų vidinių konfliktų atsirado dar daugiau. Gali būti, kad tu supranti, kodėl tu elgiesi vienaip ar kitaip, kodėl tu pratrūksti, kodėl tave tas trigerį tavo paspaudžia kažkokį tai ir tu įsilieji ant vyro, ant vaikų, prie kolegų nutyli, nuryji ir įklimpsti tokį liūdesį, į kažkokią saviplaką, į savikritiką. Esmė yra ta, kad nėra vientisumo tarp proto, širdies ir pilvo. Ką aš matau ir šiuolaikiniai terapijai, yra labai daug va šito centro primaitinimo ir yra vengimo jausti, nes nėra daug žmonių, kurie patys savo emocijas yra priėmę gana plačiai, kad galėtų atlaikyti ir kito emocijas plačiai. Platų diapazoną emocijų, ne? Tai ir tada, kas atsitinka, mes nenusileisim į kitus žinojimo centrus. Pamaitinimas proto vien neveikia, reikalinga dirbti ir su somatika, soma kūnas, per kūną, su emocijom, kad tas žinojimas nuslinktų į pilvą ir taptų veiksmu sulygiuotu su protu, širdim. Visi 3 centrai susilygiavę ir tada veikia moteris iš to tikro žinojimo. Tai jeigu tu negali gyventi tuo, ką tu žinai ir kas tau jaučiasi kaip tiesa, vadinasi, tai dar nėra integruota į tavo nervų sistemą. Tai čia pirmas dalykas, apibendrinu, tavo žinojimas va čia ir liko. Ir tu čia puties, plėties. Bet tu nesi tik tai galva. Tu nesi tik tai mąstymo šitas galvos centras, tavo žinojimas tikras yra, kai viskas yra sulygiuota ir kituose centruose. Antras labai svarbus dalykas, kad tu bandai save pataisyti, o ne priimti. Ir kad ir kaip, būdama ta sąmoninga moteris, tu atrodo žinai, kad reikia save priimti, save mylėti ir taip toliau, bet kiek pas mane ateina sąmoningų moterų, jų kalbas tokia yra labai konfliktuota, nors jos čia žino, kad lygiai reikia save priimti, bet
pasąmoninė kalba kalba visai ką kitą, jos vis tiek nori atsikratyti tam tikrų savo dalių, tam tikrų savo būsenų ir spėkit, kas įvyksta. Ko mes tengiamės atsikratyti, tą mes pasiliekame savo kaip apdovanojimą už savo pastangas atsikratyti. Šitoks yra paradoksas. Galima atsiminti tai, ko mes norim atsikratyti, lieka su mumis kaip apdovanojimas to, kiek mes bandėm to atsikratyti. Tai, ką bandai atsikratyti, tai prilimpa prie tavęs, kaip kokia guma į plaukus. Ir labai daug sąmoningų moterų galvoja, kad reikia atsikratyti savo silpnos dalies. Reikia išgydyti tą, kuri bijo. Reikia kažkaip su jie ten sukovoti. Ir tada viduje lieka toks tylus karas arba garsus karas. Ir tai, su kuo mes kovojam, dar labiau kovoja, kad likti. Savęs taisymas yra rafinuotas savęs atstūmimo būdas. Ir tai neveda į taiką vidinę, tai neveda į išsilaisvinimą, tai neveda į ramybę. Ir čia tam reikia tam tikrų įgūdžių. Ir kūno, visuose tose žinojimo centruose pokyčių. Ir trečias dalykas. Tu lauki, kol būsi pasiruošusi. Tu vis dirbi su savim, lauki, kol būsi pasiruošusi, vis kaupi tas žinias į savo galvą, į savo protą. Vis dar ruošiesi, kad ir kaip drąsiai, išlaisvintai tavo gyvenimas gali atrodyti kitiems, tu nesi patenkinta tuo, kaip tu esi, nes tau tai nesijaučia iki galo sava, tau tai yra per daug sumažinta erdvė, susimažinusi tu. Ir spėk, kas tada, tu aišku jausiesi nepakankama, nes tu ir nesi pakankama. Tu esi didesnė nei sau leidi būti. Kas tada atsitinka labai dažnai, moteris daug ir svorio priauga, nes jos tiesiog nori užimti daugiau erdvės, jos nori plėstis, nori būti didesnė, matomesnė, sau to neleidžia ir kūnas kitaip tą vietą užima. Mūsų nuostabusis protas visus tos dalykus sukuria. Tai tas trečias dalykas yra tai, kad tu lauki, kol tu būsi pasiruošusi ir tai tapo tavo tokia saugia vieta neveikti, saugia vieta nejudėti, nes vis dar esi pasiruošimo stadijoje pasirodyti pilnai savo šviesoje, savo didybėje, nes ten yra kažkokių dar neatlieptų baimių. Nepamatytų baimių. Iš tikrųjų, giliai tu tikrai žinai, kad tu trokšti ne dar vienos technikos, o tu trokšti tikro žinojimo sulygiuoto tavo proto, širdies ir tavo pilve, kai nebereikia savęs stumti ir nebereikia savęs atstumti. Atsiranda ramybė ir atsiranda tylus leidimas savo būti. Tai ta tikroji vidinė laisvė yra netapimas geresne kažkokia, o leidimas savo būti visokia, kokia tu ir esi. Tik netrokšti dar vieno metodo. Trokšti vientisumo. Tu trokšti visų tų puzlės detalių susidėliojimo į savo vietas. Be nei vienos išimtos iš tos puzlės. Kad tavo protas, širdis ir kūnas būtų vienoje pusėje. Kad tavo veiksmas nebesijaustų kaip savęs išdavystė. Laisvė nėra tapti kažkuo kitu, laisvė yra nebekariauti su savim. Gerai, tai toks trumpas. Apibendrinam, kad 3 dalykai, kodėl tu per daug žinai, bet vis tiek negyveni savęs, yra tai, kad tavo žinojimas yra pastrigęs prote ir nėra to žinojimo nuleisto į širdį ir į tavo pilvą, tai nėra įkūnyta, tai negyvena tavy, tu negyveni to žinojimo, tu tik žinai apie žinojimą, bet dar negyveni juo. Antras dalykas, kad tu ieškai kaip save pataisyti, kaip išimti tas puzlės detalės iš paveikslo. Susieki jaustis vientisa ir pilna ir to niekada nebus. Kelias yra tik per priėmimą, bet irgi ne tik žinojame, kad per priėmimą, bet per visą kūną.
per visus žinojimo centrus priėmimą. Tai jeigu nesijauti savimi, jeigu jautiesi, kad nėra vientisumo tavyje, galvoji vieną, darai kitą, vadinasi, yra kažkur atstumtų dalykų. Ir trečias, kad lauki, kol būsi pasiruošusi. Ir tai yra tiesiog strategija tam tikro saugumo, nes pasiruošimas gali trukti visą gyvenimą. Ir tai irgi yra visiškai gerai, bet kad tu pamatytum, kad gali būti strigusi šitoj pasiruošimo fazėje. Labai daug ambicingų moterų, norinčių daryti dalykus didesnius nei jos jau daro, kur atrodo, wow, kaip jinai gyvena, wow, ką jinai daro, bet iš tikrųjų labai dažnai jinai vis tiek yra save sumažinusi. Tada plečiasi, kaip ir sakiau, svoris ir visi kiti dalykai, nes yra labai daug nerealizuotos energijos, nerealizuotų dalykų. Aš esu Indrė, vadinu save vidinės laisvės mentorė. Pas mane gali ateiti terapiniai mentorystiai 4 savaičių, 12 savaičių laikotarpiams. Ir ką aš darau? Aš būtent atvedu moteris įsikurti į vidinę laisvę, o tai reiškia sulygiuoti visus savo žinojimo centrus, priimti atstumtas savo dalis ir iš pasiruošimo stadijos išeiti į sulygiuotą veiksmą, kuris jaučiasi tikras tau, kuris neša ramybę, laisvę ir žinojimą, kad tu gyveni save. Jeigu tau atliepia tai, ką aš kalbu, kviečiu tave susipažinti ir galim pasitarti, kaip tavo žinojimas gali patapti sulygiuotų žinojimų, įveiksmintų žinojimų, kad galėtum pagaliau gyventi save be 10 metų savęs taisymų. Tai parašyk man asmeninę žinutę, galėsim susitarti pokalbį, pasikalbėti, pažiūrėti, kur tu esi ir kur tu nori nukeliauti. Gražių artėjančių švenčių.